Taip, klausimas žinoma teisingas, tačiau dalykas tame, kad pabaigti kursus ir vesti užsiėmimus – tai faktas. Gyvenime gaunasi šiek tiek kaip du skirtingi dalykai. Aš dabar prisilaikau tokio požiūrio taško, kad kai žmogus pradeda gyventi sąmoningą ir sveiką gyvenimo būdą, tai įvairūs kenksmingi prisirišimai, potraukiai, įpročiai, jie atkrenta patys savaime. Kad pas jūs būtų pasirinkimas, kur įdėti gyvybinę energiją, jeigu jūsų altruizmas ir žinių nešimas bus pirmoje vietoje, tai netrukdys nei jūsų įprastai veiklai ir stiprins jūs šiame kelyje. Aš galvoju, kad jeigu suderinate su darbu, tuomet jums joga bus ne visai hobis, tačiau tas dalykas, kuris jums labai įdomus, kuris jūs įkvepia, kuris jums yra tam tikras poilsis. Kokie jūs būsite specialistais iš tiesų, priklausys tik nuo jūsų. Ir jeigu iš tiesų dėjote pastangas, stengiatės, pas jūs buvo noras, tai jūs tapsite gerų specialistų netgi nepriklausomai nuo jokio diplomo. Kuo naudingi tokie panašūs kursai, asmeninio tobulėjimo, jogos mokytojų kursai, bendrai pas mus labai daug asmeninio tobulėjimo kursų klube. Iš tiesų taip. Kuo naudinga pastatyti save į tokį informacinį lauką? Mes treniruojame dėmesį, mes keliame mūsų sąmonę į tam tikrą lygį ir laisvu laiku norisi, netgi įdomu leisti laiką būtent taip. Taip, puiku. Matai kaip, norėjome papasakoti apie kursus, o gavosi, kad palietėme tokias gilias gyvenimiškas temas. Namaste, draugai. Mano vardas Aleksandra Duvalin, Jekaterina Androsova. Mes daug metų vedame jogą klube Omru ir šiandieną norime jums papasakoti apie jogos mokytojų kurso online mokymo formatą. Mūsų skaitmeninės technologijos amžiuje mokytis online tapo dalis mūsų realybės ir dabar daugelis mokytojų veda užsiėmimus online ir mokymas online taip pat seniai įėjo į mūsų gyvenimą, kaip tokia įprasta interneto sferos dalis. Ir mes taip pat vedame kursus jogos mokytojams online. Per paskutinius 10 metų, kiek metų? Nuo 2013 metų, taip. Pirma laida buvo 2012 metais, o pirma online laida 2016. Na, kai mes jau 2016 pradėjo veikti platforma Asana Online ir mes perėjome į tokius kursus. Taip. Mūsų klubas yra praktiškai pionieriai rusiškoje erdvėje organizuojant jogos mokytojų kursus online. Mes pradėjome daugiau nei prieš 10 metų, tai buvo 2013 metai, tuomet technika buvo tokia paprasta, webkameros, nestabilūs štatyvai, ilgi laidai ir mes stengiamės visą tai padaryti. Ir šis formatas, žinoma, aktualus visų pirma tiems žmonėms, kurie negali atvažiuoti į salę, kurie gyvena toli nuo Maskvos, kurie gyvena užsienyje, jis iki šiol aktualus. Netgi tuomet tame lygyje mes jau pradėjome tai daryti. Per praėjusius 10 metų mes sukaupėme milžinišką patirtį vedant užsiėmimus online kursuose. Dabar, žinoma, reikalai visiškai kitokie. 2016 metais, taip, prisimenu šios metus, nes pradėjo veikti platforma asanaonline.ru, o dabar prisiminiau, kad online studentai pas mus buvo netgi 2012 metais. Pavyzdžiui, Valentina Uljankina pas mus kaip tik mokėsi online. Todėl online mokymas yra dar nuo tų laikų. Ir kaip vyksta tai mūsų klube, yra straipsniai tinklapyje om.ru, pakankamai įdomi medžiaga ir apie intensyvius kursus, apie pusmetinius kursus. O šį video, Saša, pasakyk, kaip kilo idėja nufilmuoti. Taip, pati idėja nufilmuoti šį įrašą, šį video, kilo pakankamai paprastai. Pas mus yra bendras susirašinėjimas tiems, kas baigia mokytojų kursus, kur tikriausiai jau virš 200, galbūt virš 250 žmonių ir ten periodiškai užduoda klausimus, kažkokius susijusius su praktikomis, praktiškai bet kokius klausimus. Tai kaip bendras palaikymas visiems mūsų abiturientams. Ir ant dienų uždavė klausimą vaikinas iš Pribaltikos, kuris baigė mūsų jogos mokytojų kursus. Uždavė klausimą, kad žmonėms, kurie nori mokytis, bet negali atitinkamai atvykti, tačiau norėtų mokytis klube, jie atitinkamai mokosi online
Ir reikalinga papildoma informacija, kaip pasiruošti kursui, kaip vyksta egzaminai, kaip vyksta mokymas, koks tvarkaraštis. Tai yra šiek tiek detaliau papasakoti apie šią temą. Žinoma, asmeninėme pokalbyje su juo pakalbėjome ir atsakėme į šios klausimus. Tačiau pradedant nuo to, man kilo klausimas, o kodėl nenufilmuoti tokio video ir nepapasakojus detaliai apie tai, ką mes darome ir kaip tai veikia. O tai iš tiesų veikia, nes per praėjusius metus, jau nuo 2016 metų pabaigos, kai pas mus pradėjo veikti platforma online mokymui ir online užsiėmimams asnoonline.ru, per šiuos metus, manau, praėjo jau 1000 žmonių, kurie mokėsi jogos mokytojų kursuose, būtent online šioje platformoje. Saša, toks momentas pas mus galbūt bus įdomu žiūrovams. Jeigu 1000 studentų praėjo mokymą šioje platformoje, tuomet kodėl baigusių kursus atstovų yra tik 250 abiturientų? Taip, žinoma, klausimas teisingas, tačiau dalykas tame, kad pabaigti kursus ir vesti užsiėmimus, tai faktas. Tiksliau, gyvenime gaunasi šiek tiek kaip du skirtingi dalykai. Žmonės praeina mokytojų kursus dėl įvairių tikslų. Kažkas, netgi tam tikras procentas, jie dalyvauja kursuose tam, kad sistematizuotų žinias. Būtent taip ir pozicionuoja. Kai žmonės pradeda domėtis asmeniniu tobulėjimu, kai pas juos atsiranda susidomėjimas joga, savęs pažinimu, natūralu, jie skaito daug literatūros. Žiūri dabar internete labai daug video, paskaitų, praktikų, netgi sakyčiau, per daug. Ir tame labai lengva pasimesti, kas ir vyksta. Ir dalis žmonių ateina būtent su šiuo tikslu – sistematizuoti žinias. Todėl, kad savarankiškai pabandė tą, tačiau nėra kažkokios struktūros, bendro paveikslo, kažkokio aiškaus kelio, per kurį reikia jogoje judėti. Ir būtent pirmiausiai tai ir duoda kursas. Duoda mūsų kursai mokytojui. Tačiau be to, kad motyvuoti žmonės tomis žiniomis, dalintis, visų pirma taip, žinoma, tai bazė, pagrindas, kuris pasak senovinių raštų ir dabartinių mūsų realijų padeda žmogui sudaryti jo kelią jogoje. Dėl šios priežasties, o taip pat dėl tos priežasties, kad mums būtina kažkaip išgyventi pasaulyje, dirbti, suderinti mūsų socialinės pareigas ir kitus reikalus, dalis abiturientų, jie pasilieka prie savo žinių ir panaudoja tai tik dėl asmeninės praktikos. Ir tai kaip ir visiškai normalu, nes kursai labai plačiai aprėpia programą ir tai nebūtinai bus tik mokytojas arba tik griežtai. Tai iš tiesų didelis kiekis žinių ir iš mūsų asmeninės patirties tai labai padeda žmogui susiorientuoti jogoje. Tai pirmas momentas. Antras momentas, kad mokyti jogos, tai labai kilnus, nelengvas, tačiau labai geras kelias iš asmeninio tobulėjimo požiūrio taško ir iš savo karmos realizacijos. Susitikimas su savo karminiais užsiiminėjančiais ar draugais iš praėjusių gyvenimų. Taip pat viena iš veiklos rūšių, kuri yra, kaip sakant, adekvati, iš pasekmių požiūrio taško. Kaip dirba jogos mokytojas? Jis neša žinias, atidavinėja savo karminės skolas, padedinėja kitiems žmonėms prabusti, suvokti save, užsiimti jogą, užsiimti asmeniniu tobulėjimu, lyginant su kažkokiomis kitomis veiklomis. Tačiau šis kelias nėra paprastas, nes tenka dėti daug pastangų ir vėlgi, tam, kad palaipsniui vystytis, reikalinga jau tam tikra platforma, kad žmogus turėtų pagrindą tiek iš materialaus požiūrio taško, reikia, kad būtų laiko ir taip toliau. Todėl dažniausiai labiausiai paplitęs modelis, kai jogai suderina jogos vedimą ir darbą ir visą likusią veiklą, šeimą ir taip toliau. Ir tai iš principo irgi veikia. Tačiau dar vienas žingsnis, kai žmogus maksimaliai giliai į tai panyra. Jeigu pas jį yra tokia galimybė, didesnę dalį paskirti jogai, antiek ir motyvacija tam, kad platinti šias žinias toliau, tapti klubo atstovu. Yra tokia galimybė. Tai yra, klubas suteikia informacinį palaikymą studentams, mes darome jiems puslapį saitę, skelbiame renginius, kažkokias taikome lengvatinės sąlygas.
Visokiojopai palaikome mūsų mokytojus išvykose, įvairiose susitikimuose, retrytuose, darome nuolaidas ir taip toliau. Ir kai žmogus tampa mokytoju, pas jį atsiranda daugiau galimybių realizuoti save kaip vedantį jogos mokytoją. Ir žinoma, iš bendros masės būna tik tam tikras nedidelis procentas. Na, o taip, kad laiko bėgyje užsilaikyti šiame kelyje, nes jis, kaip to labai vertas kelias, taip kartu ir nepaprastas, nelengvas kelias. Kad valdyti savo energiją, kad būti adekvačiam daug metų, tai yra ne tai, kad tiesiog užbaigiai kursus ir pradėti tiesiog vesti, o tu iš tiesų sugebėjai realizuotis jogoje. Čia atitinkamai vyksta natūrali mokytojų atranka gamtoje. Ir galbūt šis klausimas taip pat bus įdomus žiūrovams. Sužinoti, ką galvoja tie, kurie iki dabar veda jogą. Jeigu jūs mokytojai baigėte mūsų jogos mokytojų kursus, parašykite komentaruose, kas jūs skatina ir motyvuoja vesti jogą dabar. Suprantama, kai mes pradedame šį kelią, yra daug motyvacijos, yra daug energijos, daug įkvėpimo, tikėjimo, tačiau susiduriama su įvairiomis kliūtimis po tam tikro laiko ir ne visi pasilieka šiame kelyje. Jeigu jūs pasilikote, prašau įkvėpkite mus ir kitus žiūrovus jogos vedimui ir praktikai. Saša, praeinam per klausimus, kuriuos tu užrašei, kad pas mus būtų sisteminis informacijos išdėstymas, nuo ko pradėsime. Visų pirma, norėčiau iš karto pasakyti tiems, kurie galvoja dalyvauti jogos mokytojų kursų mokymuose, nesvarbu su kokiu tikslu, tačiau mes pripratome prie tradicinio mokymo formos, kai jūs ateinate į kažkokį kabinetą ar salę ir gyvai, akis į akį, bendraujame su mokytoju. Tai jau dabar ir daug metų taip įvairiose mūsų veiklose, bendrai žmogiškos veiklos. Mokymas vyksta online. Aš pats praeidinėjau online kursus. Turiu mintyje ne jogą, o bendrai kalbu. Mokymas. Praeidinėjau kvalifikacijos pakelimo kursus. Vairuoti mokiausi online. Turim tai? Tai tu vairuoji irgi online. Teorinė dalį žinoma. Na, praktinė tai suprantama. Galiu pasakyti, iš asmeninės patirties, kad online mokymas realiai veikia. Ir kaip rodo mūsų daugybės metų statistika, netgi mokantis online, žmonės tampa kvalifikuotais mokytojais ir aš daugelį žinau iš tų, kurie jau praėjo šiuos mokymus, jie toliau užsilaiko mokytojų kelyje. Todėl, jeigu pas jūs yra abejonės, kad online mokymas blogesnis nei mokymas salėje, iš tiesų tai nėra taip. Daugumoje tai priklauso nuo pačių studentų, ant kiek jie deda pastangas, nes yra žmonės, kurie siekiantis tikslo ir kai pas juos atsidaro galimybė, jie ją panaudoja, o pas kai kuriuos yra visos galimybės. Salė, net jeigu mokytojas asmeniškai pas juos ateis užsiiminėti individualiai, jie vis tiek nepaims iš to visko, ką galėtų, nes nėra vidinio siekio ir nėra pakankamai motyvacijos. Tu juk supranti, jeigu yra motyvacija, jeigu žmogus to siekia, tai jis iš bet kokios galimybės ištrauks maksimumą. Žinoma, jeigu žmogus supranta tikslą, dėl ko, tuomet žinoma. Be to, online mokymas – tai galimybė tiems, kurie gyvena toli nuo mūsų, Maskvos salių, tiems, kurie tiesiog užimti ir negali reguliariai lankyti salės, tiems, kurie gyvena kitose šalyse. Beje, kiekis tų, kurie mokosi iš kitų šalių ir bendrai klubo dalyvių, kiekvienais metais daugėja. Prisimeni, pas mus reguliariai kiekvienuose kursuose iš keleto šalių ir Europą ir netgi iš Amerikos dalyvavo, Šiaurės, žodžiu, geografija. Jeigu pažiūrėsite tinklapyje aum.ru žemėlapį, jis visas taškeliuose mūsų atstovų. Nepabijosiu to pasakyti, mūsų planetoje tai iš tiesų taip natūralu, tai rusiškai kalbantys žmonės, kurie gyvena įvairiose šalyse. Todėl dėl jų tai iš tiesų variantas. Ir pasak tų atsiliepimų ir to, kai mes matome juos jau po kursų pabaigimo, tai iš tiesų veikia. Todėl prašome, neabejokite, apsirūpinkite kantrybę, įkvėpimu, nes šie mokymai, jie, dar kartą pasikartosiu,
Yra galimybė ir jeigu jūs sugebėsite ją panaudoti, tai bus visiškai nesvarbu, ar jūs mokotės asmeniškai salėje ar online. Viskas priklauso tik nuo jūsų. Čia kas liečia online mokymą. Norėčiau pridėti. Žinoma, gyvas mokymas turi daug privalumų, tačiau pas mus šiandieną buvo online mokymų kursų užbaigimas. Aš paminėsiu tokį momentą. Kai mes dalyvaujame bet kokiuose gyvuose renginiuose, kelioms valandoms ar visai dienai, kai galima atvažiuoti, pavyzdžiui, kažkas nori važiuoti į Maskvą iš Piterio. Ryte galima atvažiuoti, paužsiiminėti, vakare grįžti. Nereikia ieškoti nakvynės, nereikia galvoti, kur pavalgyti, kur saugoti produktus ir taip toliau. Tačiau jeigu šis mokymas, pavyzdžiui, intensyvus kursas, vyksta 16 dienų, tai reiškia reikia nuomotis nakvynę. Nuomotis nakvynę kur? Šalia salės bus labai brangu. Toli, labai daug laiko išeina keliu atvykti į salę. Atsiranda daug sunkumų. Online mokymas suteikia labai didelį privalumą dalyvauti kursuose patogiose sąlygose, namuose, patogiu laiku. Aš manau, tai taip pat labai svarbu. Ir be to, pas mus visiškai vienoda programa visose trijose variantuose – ir gyvai, ir intensyviuose, ir online. Intensyviai ji tiesiog suspausta, tačiau pati programa pasilieka viena ir ta pati. Mokymo medžiaga ta pati. Tai yra viskas, kas yra, tai vienoda. Beje, online formate tai labai patogu. Mes dabar apie tai detaliau šiek tiek papasakosime. Visa tai labai patogiai organizuota mūsų platformoje Asana Online. Ten yra studento kabinetas, kur yra priėjimas prie visų skyrių, ar tai namų darbai, ar kažkokios prezentacijos, vaizdo įrašai, prie kurių pas studentus yra ilgesnis priėjimas. Visa tai patogu ir galima pažiūrėti bet kokiu momentu telefone. Taip, kas liečia kursą, viskas yra vienoje vietoje, vienoje saito skiltyje. Ir tai galima žiūrėti tiek kompiuteryje, tiek telefone. Ir pakankamai lengvas interfeisas, labai suprantama. Gerai, apie online mokymus pakalbėjome. Kitas klausimas pas mūsų potencialius studentus buvo toks. Kaip galima pasiruošti kursui? Kaip galima pasiruošti online mokymų kursui? Tokį klausimą man taip pat dažnai atsiunčia asmeniniuose pranešimuose ir tam pas mus yra tinklapyje aum.ru straipsnį literatūrai, kurią pageidautina perskaityti. Galvoju, kad mes paliksime nuorodą komentaruose po šiuo įrašu. Jeigu jums bus sunku rasti, galite man parašyti dar kartą. Suteiksime jau asmeniškai kiekvienam, kas domisi. Taip pat galima užeiti į tinklapį aum.ru ir parašyti į paiešką literatūrą jogos mokytojų kursams. Jums tuomet parodys straipsnį. Tačiau tam, kad lengviau įsisavinti kurso medžiagą, ką reikia perskaityti prieš kursą, kad orientuotumėtės terminuose, kad suprastumėte, apie ką kalbama, kad jums nereikėtų labai greitai visko studijuoti, ypač tai liečia intensyvius kursus. Reikia jau būti pasiruošusiam praktikuojančiam. Žinoma, svarbu, kad pas jūs būtų paruošta kūno forma, tam žinių kiekiui, toms asanoms, asanų sekoms, kurių mokysimės kursuose. Bendrai, pas mus nėra reikalaujama specialaus sportinio pasiruošimo. Taip pat pas mus nėra amžiaus apribojimo. Todėl pagrindinės jogos asanas, bazinės jogos asanas mes nagrinėjame jogos mokytojų kursuose. Tačiau jeigu jūs ateinate ir pas jūs jau yra supratimas, kaip vienos ar kitos asanos vadinasi, kaip vienas ar kitas asanas atlikti, jums bus daug lengviau kurse įvaldyti informaciją ir jūs galite jau praaiškinti dėl savęs tam tikrus momentus, kurie atsirado jūsų asmeninėje praktikoje. Kažkokie klausimai, kaip dėl savo užsiėmimų, taip ir natūralu dėl šios informacijos dalinimosi su užsiiminėjančiais. Todėl ruoštis žinoma reikia, iš teorijos požiūrio taško, tai kokios knygos, kokias išskirti ruošiantis jogos mokytojų kursui. Stebėtina, bet aš žinau, susidurdavau ne kartą su žmonėmis, kurie užsiiminėja jogą, bet jie nei karto neskaitė Patanžalio jogos sutrų. Tačiau, kaip ir iš vienos pusės, tai galima pasakyti, kad tai gerokai gilesnis priėjimas, yra kažkokia literatūra iš vakariečių autorių, tačiau jeigu paimti Patanžalio jogos sutrą su komentarais, tu žinai, yra puikūs komentarai Sarasvati, Ajengaro, dar kiti. Prisimeni, pas mus 11 sinchroninių vertimų. Taip, bet jie be komentarų. Jie be komentarų ir žmogui, kuris tik pradeda giliai pažindintis su joga, suprantama, kad jogos mokytojų kursai
Tai ne kursai pradedantiesiems, tačiau tuo pačiu ne visi mokytojai, netgi kas veda užsiėmimus, žino jogos sutrų terminologiją. Štai apie ką norėjau pasakyti. Tokie dalykai kaip jama nijama, asana ir pranajama ir taip toliau. Vis tik tai yra tam tikra bazė, pagrindas, kurį rekomenduočiau vis tik paskaityti. Žinoma, mes kurso programoje detaliai nagrinėjame tai. Pas mus yra minimum 2 paskaitos apie jogos sutros. Tai pati teksto struktūra ir atskirai jama nijama, nes tai didelė dalis. Manau, kad netgi nedalyvaujant jogos mokytojų kursuose, verta perskaityti jogos sutras, su komentarais žinoma, nes be komentarų labai sunku netgi specialistui skaityti. Tai būtų bet kuriuo atveju praktiškai kiekvienam naudinga, kas bent kažkiek domisi asmeniniu tobulėjimu. Be to yra tokios knygos, kurios aplinkui jogos sutras, kuriuose daugiau komentarų, pavyzdžiui, jogos širdis, Serce jogi. Yra gyvenimo aprašymai, tokie kaip jogo autobiografija, tam, kad žmogui suprasti ir prajausti jogos dvasią. Pavyzdžiui, praeities praktika netiesi jogos sutros, tai kaip konspektas, o ta pati jogo autobiografija. Tie tekstai, kurie artimi budistiniai tematikai, čia kas kam artimiau, nes juose yra būtent prajuti, kokį kelią praeidavo praeities mokytojai. Tai iš tiesų labai įkvepia. Tokias knygas parekomenduočiau jų paieškoti ir taip pat tu teisingai pasakei. Pas mus yra straipsnis tinklapyje su nuorodomis, o ką paskaityti. Vienas straipsnis, ką paskaityti kursų pasiruošimui, o kitas, ką paskaityti apie asmeninį tobulėjimą. Ten viskas yra. Mes būtinai jums atsiųsime nuorodą. Taip pat pridėsiu, kad visiems kurso studentams mes išduodame metodinę medžiagą, kurioje yra išnagrinėtos visos kurso temos pakankamai detaliai. Tai toks konspektas. Be jūsų asmeninio konspekto, tai konspektas nuo mūsų. Ir ši metodinė medžiaga padeda pasiruošti egzaminui. Tam, kad komfortiškai jaustumėtės kurse, kad gilintumėte savo žinias, žinoma, pageidautina turėti bazinį pasiruošimą. Kaip Aleksandras teisingai pasakė, Patandžalio jogos sutros su bet kuriais komentarais, kuriem jums labiausiai tinka, ir taip pat parekomenduočiau Hatha Yoga Pradipika. Tai taip pat svarbus tekstas, ten taip pat nagrinėjama jama nijama ir pagrindinės bazinės asanos, šatkarmos, organizmo valymosi technikos ir pranajamos. Tai pradžiai taip pat labai svarbu ir padės jums praktikoje. Tuo pačiu metu, jeigu kurse eina žmonės, pas kuriuos jau metai, 2, 3 asmeninės praktikos, greičiausiai jau yra tam tikra bazė, tačiau būna taip, kad žmonės praktikuoja ir nesigilina stipriai į gylį. Jie vaikšto į užsiėmimus, kartais mokytojas kažką pasakoja, tai skamba fone, tačiau neatsideda. Štai tokiu atveju taip pat pageidautina pasitempti šioje vietoje. Mes pakalbėjome apie teorinę dalį, praktinėje dalyje taip pat labai svarbu palaikyti kūną formoje, svarbu užsiiminėti bent 3 kartus per savaitę ir bazinės asanos, kurios aprašytos Hatha Yoga Pradipikoje, kurios pas mus sutinkamos pirminiuose jogos šaltiniuose. Taip pat reikia turėti įsivaizdavimą, kaip jos atliekamos ir pageidautina daryti. Pats didžiausias turbūt asanų rinkinys iš pirminių šaltinių – tai Gheranda Samhitoje. Gheranda Samhita, Hatha Yoga Pradipika, reikia žinoti, kas tai, reikia žinoti, kaip tai daroma ir tai atlikti. Vėlgi, jeigu vis tik nespėjote perskaityti, tai mes žinoma papasakosime jums apie tai. Žinoma, pas mus yra kurse pakankamas asanų atstatymo kiekis, kur mes praeidinėjame ir pavadinimus, ir kaip atliekama, ir efektai, ir kontraindikacijos, ir pasunkinimai, palengvinimai. Taip pat, jeigu yra galimybė pasitempti sanskrito asanų pavadinimuose, kurso metu mes visą tai atliekame. Tačiau jeigu jūs ateinate su pasiruošimu, jums bus lengviau orientuotis ir giliau galėsite panirti į procesą. Prisiminiau, ką norėjau pasakyti. Kai tu kalbėjai apie šatkarmas, prisiminiau vieną labai svarbią detalę, kuri turės svarbią rolę ir kursui, ir ne tik. Tai sveikas gyvenimo būdas ir mityba. Nežiūrint į tai, kad mes kalbame apie tai, kad mokyti jogos, net ne apie jogos užsiėmimus, o apie tai, kad mokyti jogos, yra žmonių procentas, kurie dar ne iki galo suvokė šio švaraus gyvenimo būdo svarbą. Sveiko gyvenimo būdo, sąmoningo gyvenimo būdo, perėjimo į vegetarizmą ar netgi veganišką mitybą. Draugai, jūs žinoma galite tapti jogos mokytojais, pasiliekant visą valgys
arba su savo senais įpročiais, tačiau jūsų, kaip jogos mokytojo efektyvumas, jūsų mokymo efektyvumas, jis bus visiškai kitoks. Ir tas rezultatas, kurį gaus jūsų užsiiminėjantys, jie taip pat bus kiti, jau nekalbant apie jūsų būseną. Patikėkite, iš asmeninės patirties mes galime jums pasakyti, kad tai taip pat turi didelę reikšmę. Todėl tikriausiai pats paprasčiausias būdas skaityti nieko nereikia. Iš kitos pusės reikia atsisakyti nuo kažkokių kenksmingų įsisenėjusių įpročių. Žinai, aš dabar prisilaikau tokio požiūrio taško, kad kai žmogus pradeda gyventi sąmoningą ir sveiką gyvenimo būdą, tai įvairūs kenksmingi prisirišimai, potraukiai, įpročiai, jie atkrenta patys savaime. Ir iš vienos pusės tu teisus, kad reikia išreikšti tam tikrą valią, kad padaryti pirmą žingsnį, kad savo dėmesį nukreipti į tam tikrą vystančią informaciją. Tai ir yra pastangos. Tačiau iš kitos pusės, jeigu visą laiką save apribosi, štai dabar žiūrimus žmonės, kurie valgo mėsą ir galbūt jiems ir įdomus mokytojų kursai, bet jis kol kas turi tokius polinkius. Ar tai bus kliūtis pradėti mokytis kursuose? Manau, kad mūsų atvejyje ne kliūtis, nes kai jūs patalpinate save į tam tikrą informacinę aplinką, gerovinę atmosferą, tai prisirišimai, kurie neturi prie to jokio santykio, jie nueina į antrą planą ir nustoja jums būti įdomus. Įvairūs pražūtingi įpročiai, jie patys nueina į antrą planą ir jūs akcentuojate dėmesį į visiškai kitą. Tai vyksta nelabai greitai ir ne pas visus iš karto. Kartais žmonėms tiesiog neužtenka kantrybės palaukti ir daugiau pasilikti šioje erdvėje. Tačiau dažniausiai, iš principo, visi pirminiai šaltiniai teigia, kad tokiu būdu ir veikia mūsų energijos pakilimas. Ne veltui šatkarmos skaitosi kaip nulinis jogos laiptas, paruošiamasis. Tai yra išsivalymas. Draugai, tu visiškai teisingai pasakei. Tai nėra jokia kliūtis. Tačiau jūs patys galėsite pajausti skirtumą per asmeninius pojūčius, kai pradėsite užsiiminėti su savimi. Gerai, einame toliau. Svarbus klausimas, ar galima suderinti jogos užsiėmimų vedimą su darbu? Čia išskirčiau į dvi dalis. Kai pradžioje kalbėjome, ar pilnai įeiti į jogos vedimą, ar suderinti su darbu. Faktas, daugelis mūsų abiturientų jie derina kartu su darbu. Taip, ir galvoju, jeigu jūs derinate su darbu, tai jums joga bus ne visai hobis, bet tas dalykas, kuris jums labai įdomus, kuris jūs įkvepia, kuris jums yra tam tikras netgi poilsis. Jeigu jūs vesite užsiėmimus, lyg vaikščiotumėte į darbą, tai bus rutina ir jūs priklausysite nuo gaunamų pajamų. Tai dėja atsilieps ir užsiėmimų vedimui. Iš kitos pusės, jeigu jūs būsite geri jogos mokytojai, tai pas jūs bus pakankamai didelė auditorija. Pas jūs bus nedideli poreikiai, tai yra nereikės uždirbinėti kalno pinigų, kad save aprūpinti ir netgi savo šeimą. Ir jums bus pakankama ir vien jogos užsiėmimų vedimo. Tai, manau, ir vienas ir kitas variantas įmanomas. Pilnai sutinku. Yra vienas svarbus momentas, apie kurį norisi pasakyti. Aš žinau labai sėkmingą modelį, bendradarbiaujant, dirbant su joga, ir žmonės, kurie jau labai ilgai jogos kelyje, jie rado dėl savęs tokį viduriuką. Dažniausiai žinoma, arba vienas, arba kitas dominuoja. Žmogus po kurio laiko, geriausiu atveju metų arba mėnesių, jis užmeta arba jogą, arba darbą. Negaliu pasakyti, kas dažniau laimi, būsiu optimistu, tačiau svarbus momentas. Kokį scenarijų jūs bandytumėte realizuoti, ar pilnai eiti į jogą, ar suderinti kažkokį socialinį gyvenimą, darbą su jogos vedimu, svarbus tam tikras momentas, kad kai pas jūs gyvenime įvykdavo kažkokie įvykiai, arba kai pas jūs būtų pasirinkimas, kur jums įdedinėti gyvybinę energiją, jeigu jūsų altruizmas ir žinių nešimas bus pirmoje vietoje, tai netrukdys nei jūsų įprastai veiklai ir stiprins jūs šiame kelyje. Jeigu pavyks tai padaryti, tai gausis kaip tik šis scenarijus, apie kurį kalbu, kaip pas žmogų ir darbas, ir joga, ir vyksta tai tik todėl, nes pas jį pirmoje vietoje altruizmas. Tai yra
ne kažkoks šventinis linksmas laiko praleidimas, kuris susijęs su įprastu gyvenimo būdu, o vis tik, kai žmogus pas jį atsiranda laisvas laikas, tegul net ir dėl to, kad jis atliko visas savo socialinės pareigas ir jis stengiasi ne kažkur ten praleisti laiką, o jogos užsiėmimų vedimas jam yra labai svarbus jo pagrindinės veiklos papildymas. Norėčiau išreikšti tokį požiūrio tašką, kad kai atsiranda laisvas laikas, mes jį praleidžiame pagal polinkius. Tai, ką treniravome didžiąją gyvenimo dalį iki šio momento, tai ir pasireiškia. Nes pas mus visus labai daug sankaupų, tiek gerų, tiek ir blogų. Ir kiekvienu laiko momentu mes išreiškime kažką konkretaus. Tai galvoju, kuo naudingi tokie kursai asmeninio tobulėjimo, jogos mokytojų kursai. Bendrai pas mus labai daug mokomųjų kursų klube. Tikrai taip. Kuo naudinga save patalpinti į tokį informacinį lauką. Mes treniruojame dėmesį, mes pakelinėjame mūsų sąmonę į tam tikrą lygį ir laisvų laikų norisi, netgi įdomu, leisti laiką būtent taip. Mes vėlgi grįžtame prie pražūtingų įpročių, potraukių, kuriuos mes skaitome pražūtingais, kuriuos mes norime pašalinti, kurie nedaro mūsų nei laimingais, tik atiminėja mūsų gyvenimą. Įdedant save į tokią informacinę erdvę, jums tiesiog įdomiau tuo užsiiminėti. Jums tiesiog įdomiau atvažiuoti ir įrašyti, pavyzdžiui, kažkokią paskaitą apie jogą, kad įkvėpti kitus žmonės praktikai, jogos užsiėmimų vedimui, nei daryti kažką, kas jūs naikins. Ir labai įdomus momentas. Ateina laikas, kai tai vyksta, be kažkokios prievartos prieš save. Štai ten kažkas įdomaus, kažkoks įdomus filmas, kurį galima būtų dabar pažiūrėti. O tenka važiuoti į kitą vietą ir užsiiminėti kažkuo keistų, nesuprantamų, kame nėra laimės ir pasitenkinimo čia ir dabar. Kantriai kentėti. Iš vienos pusės reikia pridėti pastangas ir išreikšti valią, kad vis tik važiuoti ir pabandyti įrašyti, tačiau po kurio laiko tai bus atliekama be pastangų. Tai labai įdomus momentas. Deja, prisiminiau, kad pirmus 3 metus, tai tikrai aš paraleliai vedžiau užsiėmimus ir dirbau. Pas mane taip gavosi, kad dirbau jau namuose, tai yra nuotoliniu būdu, galima pasakyti, tačiau vesti užsiėmimus važiuodavau į salę. Buvau labai stipriai motyvuotas. Aš netgi ten pasilikdavau, dar kai buvo salė prie Belaruskaja. Ten salėje nakvoti likdavau, kad nešvaistyti laiko keliui, vesdavau rytinę praktiką ir eidavau toliau su reikalais. Taip pas mane taip pat toks periodas buvo. Beje, jeigu jūs iš tiesų dėsite pastangą šiame kelyje, tai kažkokios jūsų gyvenimiškos situacijos, jos gali išsirišti pagal daug palankesnį scenarijų. Jeigu iš esmės jogą užsiiminėti. Jeigu jos išsiriša ne pagal patį geriausią scenarijų, pas jūs yra instrumentai, kaip su tuo gyventi ir ką daryti. Ne tik pačiam, bet ir palaikyti aplinkinius, kurie galbūt tokio instrumento neturi. Kas yra instrumentai? Tai priežasties ir pasekmės dėsnio suvokimas. Nes filosofija, ar joga, religija, ar joga, daug įvairių diskusijų. Tačiau čia duodamas toks instrumentų rinkinys gyvenimui ir susiformuoja toks imunitetas ir netgi patenkant į tam tikras liūdnas situacijas, kur jūs priversti kentėti kančias, pas jūs yra argumentai, pas jūs yra supratimas, kodėl tai vyksta ir tai duoda tam tikras jėgas su tuo susitvarkyti. Tai yra neprarasti optimizmo, neprarasti jėgų judėti toliau, gyventi toliau. Ir žinoma, tai padeda jums visų pirma neįkristi į liūdesį ir depresiją ir neieškoti kažkokių prižemintų būdų tenkinti potraukius arba atsikratyti nuo tų problemų. O taip pat būti pavyzdžiu tiems žmonėms, kas taip pat yra kažkokioje sunkioje būsenoje. Taip, puiku. Matai kaip, norėjome papasakoti apie kursus, o gavosi, kad palėtėme tokias gilias gyvenimiškas temas. Iš tiesų, draugai, tai jogoje veikia. Tačiau kursai, jeigu dalyvausite ir užbaigsite kursus, tai leis gerokai giliau panirti į jogą ir, kaip daugelis pastebi, iš tiesų sudeda viską į lentynas, sistematizuoja žinias, kad jos galėtų jums praktiškai būti naudingos gyvenime. Grįžtame prie atsakymų į klausimus. Na ir logiškas klausimas. Kitas klausimas. Kaip vyksta kursas, koks tvarkaraštis,
Pas mus yra du variantai – intensyvus kursas ir pusės metų kursas. Mes jį taip vadiname. Keletą žodžių pasakysiu, pasistengsiu greitai. Įprastai, kai žmogus užpildo paraišką tinklapyje oum.ru arba tinklapyje asnaonline.ru, jam ateina informacija su pakankamai detalia informacija, nes girdint suvokti pakankamai sunku. Dabartiniu metu pas mus yra du mokymosi formatai. Tai pusės metų jogos mokytojų kursai, kurie vyksta nuo spalio iki gegužės, ir intensyvus kursas, kuris vyksta 16 dienų, ir šis mokymas vyksta nuo ryto iki vakaro. Ką tai reiškia? Platformoje Asna Online vyksta transliacijos, praktikos, paskaitos ir jūs galite dalyvauti transliacijos metu arba žiūrėti jas su įrašais. Taip pat visi įrašai pasilieka pusę metų pasibaigus kursui. Ir jeigu jūs nesuspėjote kažko pažiūrėti, nuo pradžios iki pabaigos, jūs galite grįžti prie to ir pažiūrėti tai vėliau neapribotą kiekį kartų. Taip pat visiems kursų dalyviams mes suteikiame priėjimą prie tinklapio Asna Online reguliariems užsiėmimams. Kiekvienas kursas – tai nauji užsiėmimai. Dažniausiai pas mus 5-6 mūsų mokytojų užsiėmimai tinklapyje Asna Online, kur jūs galite užsiiminėti nors kiekvieną dieną reguliaria jogos praktika ir meditacija, pranajama su jogos mokytojais, kurie taip pat veda jums kursus. Tai iš tiesų labai didelis bonusas. Jūs vargu kažkur tokį rasite, kad būtų dar 5-6 užsiėmimai viso kurso metu, kad jie būtų įjungti, pridėti nemokamai. Todėl manau, tai yra puiki galimybė. Beje, labai įdomu, tačiau kitose kursuose, ne tik jogos mokytojų kursuose, tačiau yra ajurvedos kursuose, meditacijos, nutriciologijos, mes taip pat suteikėme priėjimą prie hatha jogos online užsiėmimų, kad jūs galėtumėte palaikyti savo kūną ir dvasią reikalingame lygyje. Tai padeda mokytis, ne tik vesti jogos užsiėmimus. Ką dar norėčiau pasakyti dėl aprašymo? Pusmetinio jogos mokytojų kursų metu mes užsiiminėjame vieną savaitgalį per mėnesį, šeštadienį ir sekmadienį, ir užsiėmimai vyksta 6 valandų bėgyje. Vėlgi, paskaitos praktikos eina viena po kitos, tačiau jeigu dėl kažkokios priežasties negalite būti prie kompiuterio visą tą laiką, jūs galite pažiūrėti vėliau, kai bus prieinamas vaizdo įrašas. Vaizdo įrašai publikuojami praktiškai kitą dieną po tvarkaraščio dienos. Beje, mes čia prisiminėme, kad pas mus yra keletas mokomųjų kursų ir norėtųsi pereiti prie pačios platformos Asna Online, kuri pas mus vadinasi Learning Management System. Tai yra mokymosi online sistema, tai speciali internetinė platforma, kuri pasiekiama adresu asnaonline.ru. Šioje platformoje vyksta reguliarūs užsiėmimai, o taip pat įvairūs tokie mini kursai, seminarai. Taip pat ten yra video įrašai prieinami. Ir šioje platformoje taip pat vyksta ir mokymas. Beje, visi kursai, kuriuos dabar įvardinai, tai jogos mokytojų kursai, meditacijos kursai, ajurvedos kursai, nutriciologijos ir dar neseniai buvo pridėtas Jyotish. Visi šie kursai vyksta vienoje platformoje ir visiems studentams, tu teisingai pastebėjai, visiems suteikiama galimybė prie užsiėmimų. Pas visus juos yra panašus vienodas servisas. Aš specialiai, ne tai, kad stebėjau, tai buvo įdomu. O kas pas mus dalyvavo keliose kursuose vienu metu? Žinai, būna žmonės, kurie vienu metu mokosi 2 kursuose ir galbūt netgi 3. O yra tie, kurie praėjo jau visus kursus, kurie pas mus yra. Pas juos stovi ženkliukas, kad jie praėjo visus šios kursus. Šioje platformoje numatyti specialūs puslapiai, skiltis priėjimai prie transliacijų. Ten pas mus yra bendras čatas, bendras pokalbis, kur studentai užduoda klausimus apie praėjusius užsiėmimus, mainosi patirtimi, laisva forma. Tai vieša dalis studentui. Yra dar uždara dalis studentui ir tai studento kabinetas. Ten prieinama tai kaip tinklapio dalis, kur vyksta savarankiškas mokymas, ne transliacijos diena formali, kai 2 dienas per mėnesį mokomės, o tai ta dalis, kuri visą laiką jums prieinama, atvira.
Ten jūs galite pažiūrėti grafiką, ten jums prieinamas viso kurso prezentacijų sąrašas, kaip mokymo metu jos atsiranda. Taip ir pasilieka jums prieinamos. Ten yra puslapis asmeniniam savęs testavimui, mes praeiname tam tikrus testus, jogos kurse, tai sanskrito testas jūsų savęs patikrinimui. Toks nebūtinas testas, kad jūs gautumėte sanskrito terminus. Ten yra puslapį referatų pridavimui, namų darbų atlikimui, visa tai automatizuota ir prieinama bet kuriuo laiku. Visos šios skiltys turi atitinkamas instrukcijas ir pagal jas lengva ir patogu savarankiškai jomis naudotis. Ir ten, žinoma, yra puslapis egzaminui. Nežinau kodėl, bet egzaminas dar iki mokymosi pradžios sukelia daug klausimų. Katė, tu kaip tiesioginis egzamino proceso dalyvis, tikrinanti namų darbus, o jogos mokytojų kursus pas mus žmonės įrašinėja nedidelę video užduotį kartu su testu, kuris atliekamas automatizuotai, praėjo testą, atsakė į klausimus, padėjo varneles ir taip toliau. Pas mus dar yra įdomi egzamino dalis kaip namų darbai. Prašau pasakyk keletą žodžių, kad žmonės nesijaudintų. Ir apie egzaminą, ir apie tai, kaip mes tikriname studentų namų darbus. Pas mus dabartiniu metu yra 2 rūšių namų darbai. Tai referatai ir praktiniai namų darbai. Referatai – tai nedidelės esė tam tikra tema. Iš 3 temų jūs pasirenkate tam tikrą, kuri jums artima ir bandote apmąstyti. Mes taip pat duodame planą, kaip tai atliekama. Ir toliau studento kabinete jūs įkeliate savo failą, tikrinantis peržiūri jį ir rašo atgalinį ryšį. Kaip įvyksta praktinė dalis? Jūs įrašote asanų vaizdo įrašą kiekvieną mėnesį. Mes praeiname tam tikrą asanų bloko atstatymą ir siūlome 2 namų darbus. Jūs įrašote savo atlikimą, atstatymą, kontraindikacijas, efektus papasakojate ir įkeliate. Mes dabar tai darome grupėje Vkontakte. Galbūt po kurio laiko mes realizuosime tai kažkaip per studento kabinetą. Taip pat tikrinantis peržiūri jūsų video užduotį ir duoda atgalinę ryšį, kažkokius komentarus. Metų eigoje, kiekvieną mėnesį, pas mus tokios užduotis. Jeigu mes mokomės intensyviame kurse, tai intensyviam kursui siūlome tik 1 užduotį asanoms, 1 užduotį pranajamoms, būtent video įrašo formatu. Ir kai dalyvaujame egzamine, egzaminas sudarytas iš 2 dalių. Teorija – tai 70 klausimų, kiekvienas klausimas turi atsakymų variantus ir testo metu jūs praeinate teoriją. Rezultate jums parodoma, kiek procentų jūs surinkote ir taip pat siūlomas praktinis bilietas. Praktikoje jūs turite išlaikyti 2 asanas ir kažkokią pranajamą ar šatkarmą. Tai jums pagal karmą suteikiama ir asanų, pranajamų, šatkarmų rinkinys, kurį mes praeidinėjome kurse. Dienos eigoje jūs įrašinėjate šį vaizdo įrašą ir taip pat įkeliate Vkontakte, tam tikrame playliste šią užduotį. Visa tai patikrinama ir jums pranešamas pilnas rezultatas. Noriu dar pridėti apie egzaminą, kad nesijaudintumėte, nes dažniausiai nuo pat mokymo pradžios žmonės jau jaudinasi. Aš nieko nemoku, kaip aš išlaikysiu egzaminą. Bičiuliai, mes iš tiesų niekada nieko nesistengiame sukirsti per egzaminą. Ten testavimas, referatai ar tarpiniai namų uždaviniai, jie reikalingi jums dėl asmeninės praktikos. Mes bandysime, žinoma, jeigu jūs iš kažkur, iš interneto nenurašinėsite ar kažkaip kitaip nechaltūrinsite, tai žinoma, tai netinkama. Tačiau jeigu viską sąžiningai atlikti, jums patiems tai bus įdomu. Jeigu daryti viską normaliai, pagal sąžinę, laiku, nelaukti ten gegužės, kad visus namų darbus priduoti patikrinimui ir taip toliau. Jeigu viską gerai daryti mokymosi metu, tai prastai nebūna jokių problemų. Kaip tik per tą laiką jūs dėl šios egzaminų laikymo sistemos jūs patys save vystote ir lavinate. Viskas, kas bus galutinėme egzamine, viskas bus kurso programoje. Todėl jums nereikia jaudintis. Jeigu skaitėte literatūrą, žiūrėjote visas paskaitas, darėte visus tarpinius uždavinius, tai šanso, kad jūs neišlaikysite, praktiškai nėra. Mes visokiojopai stengiamės padėti.
paskatinti. Norėčiau papildyti, kad žinoma, mokymo metu būna tam tikras griežtumas iš mokytojų studentams, namų uždaviniams, lankomumui ir taip toliau. Egzamine taip pat yra tam tikri reikalavimai. Tačiau šio kurso užduotis Andrėjus Verba visada kėlė visuose kursuose. Sako, tai motyvacija praktikai, motyvacija jogos užsiėmimų vedimui. Nebandymas parodyti, kokie mes geri mokytojai, kiek jums dar mokytis, o maksimaliai įkvėpti savo pavyzdžių, savo stipriomis pusėmis. Žodžiu viskuo, kad pas jūs būtų susidomėjimas, būtų kryptingumas asmeniniam tobulėjimui. Jeigu tai yra kursuose, jeigu jums tai įdomu, tai jūs ir toliau platinsite tai savo šeimoje, tarp savo draugų. Ir tai iš principų viena iš jogos mokytojo užduočių. Ne tik parodyti, kaip atliekamos asanos, ne tik mokyti, kaip daryti pranajamą, bet ir būti šviesių pavyzdžių tiek savo, tiek ir tiems, kurie aplinkui. Visiškai teisinga. Ir net jeigu iš pradžių pas jūs buvo tikslas gauti diplomą, beje, apie diplomą dar reikia pasakyti. Nes, ką mes besakytume, lengva ar sunku, bet kuriuo atveju, pabaigę kursus, jūs tampate diplomuoti specialistai. Jekaterina tuoj detaliai papasakos, kokie pas mus yra diplomai, tačiau kokie jūs būsite iš tiesų specialistai, priklausys tik nuo jūsų. Jeigu jūs iš tiesų dėjote pastangas, stengiatės, pas jūs iš tiesų buvo noras, tai jūs tapsite gerų specialistų, netgi nepriklausant nuo jokio diplomo. Žinoma, jums jų prireiks, tačiau diplomas tai yra viso labo tik popierėlis, o kokie jūs būsite specialistai, priklausys tik nuo jūsų. Jekaterina, papasakok keletą žodžių, kokie pas mus yra diplomai. Dabartiniu metu pas mus yra 2 diplomai. Rusiškas diplomo variantas – tai dokumentas apie profesionalų perkvalifikavimą. Čia svarbus vienas momentas, kad diplomą gali gauti tik žmogus, pas kurį yra aukštasis išsilavinimas arba vidurinis specialus, kažkokio technikumo baigimas arba mokymo įstaigos, po mokyklos. Jeigu tokio dokumento nėra, tuomet rusiško diplomo gavimas taip pat įmanomas, tačiau bus ne perkvalifikavimas, o tiesiog skambės formuluotė kitaip. Ir tarptautinis diplomas, ypač tinkantis žmonėms, kurie negyvena Rusijoje, kam neaktuali licenzija panašiam dokumentui. Tarptautinis diplomas pas mus skiriamas iš Tarptautinės jogos federacijos. Tinklapyje yra registras, į kurį įtraukiamos abiturientų pavardės. Štai taip. Dėkoju. Ir atskirai norėčiau paminėti klausimą tiems žmonėms, kurie planuoja mokytis iš užsienio. Kadangi dabar tai yra online, galbūt ten kažkokios problemos su internetu, su apmokėjimu. Pas mus visi šie klausimai taip pat išsprendžiami. Apmokėjimas, kaip taisyklė, internetas pas mus taip pat stabiliai veikia. Taip pat, jeigu pas jūs kilo kažkokia problema, jeigu jūs gyvenate toli, kitame kontinente, net jeigu įvyko kažkokia techninė pertrauka, interneto trikdis, dėl ryšio kaltės ar dar dėl kažkokios priežasties, tai visą laiką galėsite tai pažiūrėti su įrašu. Todėl online, kaip sakoma, praktiškai visiems online. Nesvarbu, ar gyvenate kaimyninėme mieste ar kaimyninėje šalyje. Prašome, užsiminėkite ir tapkite mokytojais. Tapkite jogos mokytojais iš esmės. Norėjau dar pridėti paskutinį momentą, kad jogos mokytojų kursai, kurie yra pas mus klube, jie gali padėti taip pat struktūruoti ir pagilinti jogos žinias, todėl net jeigu dabartiniu metu pas jūs nėra idėjos vesti užsiėmimus, asanoms, pranajamoms ar paskaitas vesti, dalyvavimas kurse yra įmanomas, įdomus, tai visais atvejais pagilina pažįstamų ratą. Ir taip pat patalpina save į bendraminčių ratą. Be to, kad mes užsiiminėjame online, mes taip pat reguliariai organizuojame gyvus susitikimus Maskvoje, kur beje atvažiuoja žmonės ne tik iš Maskvos, bet ir iš Maskvos apskrities ir iš artimiausių miestų, net ir ne iš pačių artimiausių. Todėl, jeigu jums įdomu joga, būtinai dalyvaukite jogos mokytojų kursuose klube Om.ru. Puiku. Draugai, mes visokeriopai bandėme jūs motyvuoti
Ir kai atvyksite į kursą, mes ir toliau tai darysime. Padarysime viską, kas nuo mūsų priklauso, pasistengsime padėti jums tapti kvalifikuotais jogos mokytojais. Na, o toliau viskas jau priklauso nuo jūsų. Prašau, užsiiminėkite jogą, dalinkite šiomis žiniomis su kitais ir tuomet pasaulis keisis į gerą pusę. Taip, ir jeigu pas jūs liko klausimų po šio vaizdo įrašo peržiūros apie jogos mokytojų kursus ir apie jogą, jeigu norėtumėte tai išgirsti kitame vaizdo įraše ar komentare, prašau, rašykite.